Sveiki draugai, senokai nesimatėm, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu Hikvision naujieną ir tai yra Hikvision praėjimo terminalas. Taigi, manau, nieko nelaukiam ir pažiūrim, ką įdomos turim šitą dėžutę. Pirmas dalykas, ką matom, terminalo dar net neišpakavę iš dėžutės, kad jis yra ganėtinai naujo dizaino, yra atsparus vandeniu bei dulkėms, nes priklauso IP65 apsaugos klasiai, taip pat yra atsparus smūgiams, nes priklauso IK08 klasiai, turi keletą skirtingų autentifikacijos būdų ir gali būti valdomas HIConnect programėle. Taigi, pažiūrim, ką gaunam dėžutę. Vos atidarius dėžutę, mūsų iškart pasitinka pats terminalas. Kaip matom, turim klaviatūrą ir pirštų antspaudų sensorių. Taip pat gaunam papildomų jungčių, kurios padės valdyti alarminius išėjimus ir įėjimus bei duris. Turim montavimo bazę, montavimo varžtelių, greito starto gidų, instrukcijas, 6-kampį ir, žinoma, 12 voltų maitinimo blokelį. Pačio terminalo korpusas tikrai tvirtas, pagamintas iš aliumo ir plastiko. Nuo ankstesnių modelių skiriasi savo dizainu ir terminalas turi net 4 skirtingus autentifikacijos būdus. Galima praeiti pasinaudojus klaviatūrą įvedant PIN kodą, galima naudotis pirštų antspaudų sensorium, taip pat prie jo priglaudus kortelę ar būtent šio terminalo naujieną, tai praeiti galite pasinaudoję savo telefonu. Viskas, ką reikia padaryti, turėti HIConnect programėlę ir telefonas automatiškai prisijungs Bluetooth ryšiu. Ta pabandysim tuoj pademonstruoti. Terminalą prie tinklo galima pajungti per Wi-Fi arba per LAN, kas yra tikrai patogu, nes jį galima sumontuoti praktiškai bet kur. Vidinė atmintis talpina 3000 pirštų antspaudų, 10 000 kortelių ir net 100 000 įvykių. Na ir anot gamintojo jo veikimo sąlygos yra nuo -30 iki +60 laipsnių, kas reiškia, kad jis yra puikiai pritaikytas lietuviškoms klimato sąlygoms. Tai manau tiek trumpai apie šią Hikvision naujieną. Dabar nukeliausim pas techniką Eimantą ir jis šį terminalą pajungs ir pabandysim patestuoti. Pajungimas labai paprastas, tiesiog pajungiam pridėtų laidų šūsnelę ir prie tų laidų pagal schemą prijungiam durų spyną elektrinę, taip pat jungiam interneto kabelį ir jau galime pridėti prie HIConnecto paskyros. Tai tiesiog elementariai skanuojam QR kodą, spaudžiam pridėti ir pridėjus pačiom pagrindiniam funkcijom nieko jau daryti kaip ir nereikia. Elementariai galite spausti atrakinti duris ir realyte atpalaiduoja spyną ir duris atsidaro. Praėjus tam tikram laikui duris vėl tampa užrakintas. Sukūrus naują vartotoją galime eiti į jo nustatymus, atidaryti durų atidarimo nustatymus ir pasirinkti, kad jas būtų galima atidaryti per Bluetooth arba priartėjus. Tai čia galite nustatyti, kokiu atstumu turėtų būti telefonas, kad duris atrakintų. Užrakinus telefoną galime elementariai priartėti prie spynos ir Bluetooth pagalba duris atsirakina. Tai tiek trumpai būtų apie naują Hikvision praėjimo terminalą. Norėdami įsigyti šią ar bet kurią kitą mano apžvelgtą Hikvision produkciją, tą padaryti galite pas mūsų partnerius ir pardavėjus. Jų sąrašą surasti galite apsilankę hikvision.lt ir net nebejoju, kad jie pakonsultuos ar padės instaliuoti panašią įrangą. Jei ši apžvalga bent kažkiek patiko, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisti naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.